galerijos draugų ir bičiulių rate. Gali būti, kad šį vakarą šio atidarymo konkurentas yra pavasaris, bet vis tiek labai malonu matyti tiek žmonių. Osvaldas Juška, noriu pristatyti kaip panevėžietį menininkį. Iš tikrųjų taip nėra iki galo, nes Osvaldas yra gimęs Joniškyje, ir studijavęs Šiaulių pedagoginiame institute ir nuo 1985 metų dalyvauja parodose. Ir tai yra iš 20 personažinių parodų, kurių geografija tikrai labai plati ir įvairiuose Lietuvos miestuose, miestų muziejuose, galerijose, parodinėse erdvėse. Taip pat su bendromis parodomis apkeliauta daug užsienio šalių ir parodos rengtos ir Latvijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje. Ir taip yra, kad šiemet sukanka 30 metų, kai tapytojas Osvaldas Juška aktyviai dalyvauja parodinėme gyvenime, bet čia paroda yra tik rezultatais, vis dėlto žmogaus kūrybinis gyvenimas yra ta visa gelmė, nes pamatome tik tai parodą. Ir kažkaip kaip su Osvaldu pakalbėjom, kad jis tiesiog plačiau papasakos tą visą savo kelią, savo kas tiesiog teikia jėgų, noro eiti šituo keliu, kas kūrybiniu. Kažkaip galvoju pradėti nuo kokio darbą šnekėti, bet paskui, sakau, pradėsiu netradiciškai prisiminti. Skaičiau tokią įdomią knygą, kurią parašė Kubas Ada, japonų rašytojas, gan populiarus, modernus. Jis, trumpai sakant, pasirodė, kad tai labai ryšas, kaip visi klasikiniai geri kūriniai gali bet kur pritaikyti. Tai ten trumpai rašoma apie vieną mokytoją jauną, kuris išvyksta atostogų metu truputį į nuošalų kaimą, vaikydamasis vabzdžius, kai jis domėjosis, patenka į nelaisvę, paskui jam tenka pas vieną našlę atkasinėti namelį, kuris radas prie didelės kopos, ir jį pastoviai užneša smėlis, ir kada jisai jau ilgai planuojama pabėgimą, gerai nebegaunu, kaip ir buvo, nes labai senai skaičiau, bet atrodo, kad jisai pabėga ir vis dėlto sugrįžta. Tai va tas momentas, man atrodo, labai ryšas su šiuolaikinė situacija, kai lygiai reikėtų bėgti jau nuo tapybos, kadangi sunku darosi, bet jau mūsų krašte iš jos ir gyventi, ir visi kiti dalykai. Bet kaip toj knygai atrodo, kad apsisprendė sugrįžti, kad tu niekur nebėgsi, nes per ilgas kelias nueitas yra ir daug čia visokių kitų dalykų. Dar vienas toj knygai toks keli sakiniai yra apie, kaip tik pradžioje, apie draugelį, kuris vilioja kažkokį žiurkėną ar pelę į dykumą, krisdamas jam prie pat jo, vėl keldamas, vėl paskrisdamas, vėl krisdamas, ir taip nuvilioja labai toli. Tada tas gyvūnėlis miršta iš troškulio ir jis ten padeda kiaušinėlis ir pradeda savo rūšį. Tai va čia irgi kažkas vyko panašaus, tarytum per tas parodas, kaip tas su tuo draugeliu žaidė kažko tikiesi, nueita yra labai toli ir atrodytų, kad reikėtų nuspėti, kaip čia baigsis, gal kartais irgi tie kūriniai ilgiau gyvens, jeigu tu tą kelionę tęsi, bet taip ir turi būti. Tai, žodžiu, o šiaip ir norėjęs truputį, gal aš ir neatsiminsiu, kad kai kurios punktus to gaudimo tų draugelių, ten kaip tai atsitiko, kad aš pradėjau eiti tokios parodas. Ir, žodžiu, tai
tai buvo labai senai, dar institutė kažkas, tai kažkaip pradėjau kalbėti, kad gal iš tavęs išeisi dailininkas kažkokia dėstė, vienas kitas, paskui pasirinkė tą diplominį, automatiškai tapybą pasiėmiau, ten neblogai apsigyniau, vėl Šaltenis atvažiavo, pagyrė, vėl čia gal tik rimta buvo. Ir tada 85 metais pradėjau dalyvauti parodose, kažkaip apvalė pirmą tokią respublikinę, vėl gerai nuteikė. Toliau kažkaip dirbau Juodam kaime, kaip galima sakyti, kur mokytė per pertraukas įdavo išėti kiaulių, kišenės blizgėjo, nu kažko čia. Žodžiu, teko pradžiai dirbti tokia muškampė. Gan ir staigiai per tas parodas, kai pradėjau dalyvauti, čia vežėm parodas į Trejybės bažnyčią, buvo parodų salė, kažkas tai pastebėjo, paskui sulaukė skambučio, sako, gal nori, renkam čia dailininkus, norim, kad gyventų Nemėžy. Ir taip atsitiko, kad vienas iš vadovų paskambino, pakvietė ir pradėjom čia burtis į tą kooperatyvą, prie upės statyti tos namelius, bet atėjo, tiesa, dar buvo toks laimingas momentas, kai kažkuriais tais metais čia dalyvavom daugelį parodų ir kažkokia komisija išrinko mūsų darbus į 20 amžiaus kolekciją su Eugenijum Marcinkevičium. Tai toks malonus buvo įvykis. Aišku, kai kurių dailininkų labai gabių dar nebuvo, kaip tik už metų kitų pasirodė, jie irgi būtų pradėjo. Taip, kartu pasigirti norėjęs, nes nebuvo nieko atsakyta. Ir toliau tos namelius bestatant, užėmė 93 metai, statybos reikalauja vis daugiau pinigų, tenka kažkaip tai galvoti, kaip išvažiuoti, netyčia daug tos mistikos pradėjau sapnuoti Ameriką ir kažkaip taip atsitiko, kad pasiūlė tą kelionę, išvažiavom su parodom į Čikagą, už 2 savaičių jau dirbom tam Western Printing Corporation tokiai spaustuvėj, kur 2 savaitės iki parodos, sakom, padirbsime. Žodžiu, ta paroda buvo labai sėkminga, bet jai buvo labai ruoštasi. Nusivežė nemažai darbų, ten aš atrodo apie 40 vežiau. Ir pirmoj parodoj ruošėmės, atsispausdintoj spaustuvėj kvietimus, nešiojom, tenka susipažinti su daktaru Adomavičium, kur nieks nedrįsdavo pas jį užeiti. Išsidrąsinau, žodžiu, atidariau tos vartus, didelis parkas, didžiuliai rūmai ir jis atidavė senelį namams savo namus. Ir pats gyvena tokiam Rusijai, jis dabar jau vyras yra, man atrodo. Žodžiu, jis mecenatas buvo ir gitarų Lietuvoje, ir visokių kitokių dalykų, koncertų, festivalių, taip kad žmogus nupirko mūsų darbus, o tada už tą darbą leido, mums buvo galimybės įsimokėti šitos visus namus, paskolą tada. Tai, žodžiu, tas žmogus, apie kai reikėtų daugiau šnekėti, bet jis pas, jeigu aš įsivaizduoju save kaip Rūdalis, labai teleinjekciją davė ir po to galim buvo telkėti didesnis nepriteklius, vien dėl to, kad yra tokie žmonės. Nu, aišku, čia tas parodas per šokam, daug yra šiaip kažkokių pasiekimų didelių nebuvo grįžus vienoj parodoj 80 kažkuriais metais 90, žodžiu, grįžus, tai 5 ar 6 teko laimėti pirmą premiją vienoj parodoj Kaune, kurią organizavo dizainerių ir architektai, žodžiu, Sfinksas ir ten, nu, irgi tokie, kaip aš sakau, čia yra, kiekvienam kely yra kažkokie tai gerieji ženklai, kad tu eini gerų kelių. Man pasirodė, kad tie ženkliukai rodė, kad eini tuo keliu, nereikia blaškytis. Ir aš tada Kaune maloniai grojo didysis džiazo orkestras, Tatūša, buvo įteikta piniginė premija. Nu, kiekvieną kartą, kaip su to drageliu, jis norėjo toliau kažką pagauti. Čia buvo
nebėra, kažkaip netyčia kilo trečioji vieta ir paskutinės didelis renginys Q14 internetinė svetainė, kvadrenariai, bet aš ne iki galo ten sudalyvau, buvo kas iki galo sudalyvauja. Žodžio ilgai nenoriu plėsti, nes jūs bokalo rankose nelaikat, aš irgi nesėdim. Tai vat, o šiaip, aš nežinau apie tą parodą daugiau tą tie angelai, ką čia pasakyti, šitą. Daug prasmių tie angelai turi, aišku, nori šviesių žmonių, čia galim kur nori, ir apie politiką šnekėti, ir dar kažkur. Ir kiekvienas darbas turi prasmių daugiau negu paprastą piešinį, kad parūptis darbą, tai galim čia visko prisigalvoti ir apie Šiaulių aerodromą pašnekėti ir visą kitą. Ar reikia, ar nereikia, čia sugalvom, negalvom. Mačiau, šiaip, sakyčiau, esmė tos parodos, aš čia nenoriu labai suplėsti, kad nelaukti reikia tų angelų, gyventi čia dabar, o nesitikėk gražesnių pasaulių, gal ir yra, bet tokio pat kaip šitas ir daugiau nebus, ir reikia kabintis čia ir negalvoti, kad vien tik laimės pats geriausias dalykas, jeigu užgliūda. Niekas nekeičia taip žmonių, aš įsitikinęs kaip nelaimės. Ir jeigu tik tai sekas, irgi negerai, reikia išeiti į to juodą pakabinus ir to baltą ir pilnai pakabinus šitas vietą. Neužsisvajoti. Niekas negrįžo, niekas nepasakė, bus kas nors ar nebus. Aš čia toks nenusistatęs prie bažnyčios. Sakant, ją ginčiau pirmas, jeigu pradėtų griauti. Visokius žmonės myli, ypač tos, kurie sako, kai kurie dėstyti iš universitetą, girdėjau, tai tada sako, galiu aš ir taip gyventi. Mano vidinė nusistatymą atitinka visus tos šventų raštų pamokymus. Ačiū, nenoriu vargti daugiau ir malonu, kad atėjot. Kai vyrant darbą, tai kol aš pradeda kalbėti apie vieną darbą, tai kiekvienam darbui yra pasauliai. Labai daug sluoksnių, kiekvienas turi istoriją. Aš dabar galvoju, bet tas darbas, kur gimė kyšių teko duoti. Patikėti visokių vadovų. Susimaščiau, reikia rodyti, ar ne. Pozityvą reikia skleisti. Ir kai paklausėt, ar jūs patenkintas parodą, sakė, labai, nes kaip ir tapai vadiekva, o parodai vadiekva. Noriu pasakyti, kad aš šitokį eksperimentą dariau, ilgai tapiau ir viskas vyko internete, gali toliau pasižiūrėti. Nuo 2 mėnesius, 2 savaitės kažkur gali sugrįsti, tapiau. Net yra kaip ten atrodo, ten įdomu šitam darbui ir kaip procedūra, tokia kažkaip maldos yra, reikia geris tai kiekvieno darbo. Užtien drobę ir ten yra, kaip galit pasižiūrėti, ten daugiau darbų yra, ne mažas vienas trumpas. Pavyzdžiui, tikrai labai mažai menininkų, kurie gyvena vien tik su savo kūrybomis. Ir tikrai lenkiamės tos labai. Aš dar truputį kad jūs ištikimas tam savo keliui. Ne, būčiau negerai pasakyti, tai savo ir iš žmonas ir kartais gyvenu. Ir iš tikrųjų, kas turit Facebookus, tai kartais atrodo, bet nespėjai kavos išdėti, o jau Osvaldas įkėlęs 3 darbus tą rytą nutapytus, kai labai produktyvus menininkas. Kėliau ir senų, pradžiai, kol geriau kavą, paskui tik tai kavas. Antras dalykas, reikėtų ir, žinai, tokį nusiskundimą pasakyti, kad vis dėlto skaudu, neskaudu, bet taip, žinai, dažnai pardavinėjant tos senus darbus, tai ir dėkime, tačiau vieną sudalyvautų, kitai gali galbūt, kitais metais galbūt ant šitą jau kitas darbas ir po šituo yra vienas darbas neblogas, bet šitai dėl to, kad reikia padaginti. Turbūt nereikalingi Panevėžiui, nes per 30 metų nėra nupirkta nei vieno tokio darbo. Tegul jam čia biškį. Niekam čia
neskauda, bet... Parodose dalyvauja tik šitie. Kaip? Parodose dalyvauja šitie. Nu tai... Nedalyvauja, užtapyti. Noris, kad darbai būtų kažkur reikalingi, kad šitie... Nu, prancūzai... Pagirdė. Tai aš galėčiau gal norėčiau pasveikinti, aš manau, bet Galit klaust, kad nors aš su šalu kažkiek. Gerai, kad su savo laikais. Niekam nepatenkinas darbais. Aš norėčiau... Kol kabina buvo gražiau. Kažkada teko klausimas tokių vienam tokiam, kaip ir pradėlė, ten saugus asmenininkai, kuriuos politas pradėjo darbą daryti, kiek laiko padaryti, tokia 45 minutų. Pradėlis darbas, 70. Galai, tai buvo prieš net 15. Aš kažkaip nepatikėjau, aš reiškia žiūriu kitą dieną, panašiai per valandą padarė. Tai reiškia, kad duodavo, kur dar yra dalykas. Osvaldas gal ir greit napančias, tai kažkas minėjasi, savo kelia labai didelis skirtinis kokybės reikalavimas. Bet nerealiai tada darbai yra pertapinėjami. Mes save kažkada šnekėjom, sakė, aš pamatau po savaitės, jeigu man gal dar nekabinti, aš jau užkėtų uždažinauju. Tai va, šiaip tai Osvaldas iš pasveikinti, parodą viską. Ačiū visiems atėjusiems ir gal pabandykit išlaukti vis dėlto tų istorijų paveikslų, pasimaišinti prašo vynų ir užkandžiais pasidžiaugti svarbu ir nugalėti. Ačiū visiems. Prašau, kad taip lėšau.